Kreditų refinansavimas. Tai nuo vasario 1 jau žinote, kad galima bus keisti bankus ir įdomiausiai, kad tai niekas jums nekainuos. Tai yra taip, kaip mes keičiam teleoperatorius, tai yra telefonas, vietoj numeris, vietoj tiesiog į kitą sąstą pervedam pinigus. Tai dėl to aš parašiau jums 12 klausimų, kuriuos jūs turite dar kartą peržiūrėti, kad tikrai turėtumėt gerą kredito sutartį. Ir kaip visada sakau, kad jaustumėtės, kad gyvenat savo namuose, o ne banko. Ir nereikėtų bijoti dėl darbo praradimo, dėl kažkokios sveikatos galbūt sutrikimo. Tai jeigu žinosit tuos atsakymus į 12 klausimų, tikrai jausitės, kad turit gerą kreditą. Atsiprašau, sausio 23 dieną aš tiesiog parašiau tos 12 klausimų, kuriuos aš dabar prabėgsiu. Kviečiu jūs tiesiog į webinarą. Webinaras yra nemokamas dėka mano asociacijos narių, kurie moka nario mokesčius ir tikrai gilinasi į kreditus ir nedaro klaidų. Tikiuosi, kad tų klaidų jūs irgi išvengsit, gerai? Tai trumpai noriu pakalbėti apie tos 12 klausimų. Jeigu kažkas norėsit juos perskaityti, galite užeiti į fikva.lt, kur yra konsultacijos. Ten tai visi 12 klausimų bus, jeigu kažkas norite jau savarankiškai arba jau greitai einat į bankus. Tai pirmas klausimas visada yra, kai jūs renkatės kreditą, tikrai apsvarstykit, ar tikrai kredito dydis garantuos, kad galėsite ramiai mokėti įmokas ir tuo pačiu kaupti santaupas arba investuoti, nes gyvenimas, kai paimat kreditą, jisai nesustoja. Toliau reikia vis tiek galvoti apie vaikų studijas, apie savo pensiją ir kažkokią dalį, kai jūs imat kreditą, reikia galvoti apie investavimą. Antras klausimas. Kokius žingsnius atlikti planuojant biudžetą, taip? Tai yra mes turim visada galvoti apie biudžetą, tai yra mūsų pajamos jos yra ribotos, taip? Išlaidos gali būti neribotos, taip? Bet vis tiek teisingai reikia susidėlioti biudžetą, kad kredito įmokos ir išlaidos liktų subalansuotos ir suteiktų jums finansinę ramybę, taip? Kas esat ramesni žmonės, nemėgstat tų kažkokių didelių iššūkių, tikrai turit labai gerai susidėlioti biudžetą, kam reikia, tikrai parašykit, mes atsiųsim biudžeto lentelę. Gerai, tokia super paprasta. Trečias klausimas. Ar tiesa, kad už savo paskolas bankui galiu permokėti net 70% jos vertės? Ką galėčiau padaryti, kad tiek daug nepermokėčiau? Gerai, tai irgi tai labai vienas iš svarbesnių klausimų, nes labai dažnai žmonės ima kreditą, bet negalvoja, kiek reikės permokėti. Kai sakom, kad reikės dvigubai permokėti, arba jeigu dirbsit biškį su kreditu, galbūt ir užteks 70%, čia irgi turit užduoti savo klausimą, ar tikrai norit permokėti tiek daug bankui palūkanų. Taip, ketvirtas. Ar verta fiksuoti, ar rinktis kintamas palūkanas. Tai čia vėl, nuo gegužės 1 jau mums visiems bankai turės pateikti ne tik kintamų palūkanų procentus, bet ir fiksuotų. Taip? Kaip teisingai pasirinkti tarp 3, 6, 12 mėnesių euroliborą ir mokėti mažesnės įmokas? Taip, čia vėl klausimas yra, ar žmogus nori mažiau mokėti procentų bankui, ar nori truputį didesnių procentų, bet turėti lankstesnę kredito sutartį. Tai čia irgi labai svarbu ir čia turbūt pats svarbiausias dalykas euroliborė yra, ar jūs norit, pavyzdžiui, mokėti 3% nuo kredito likučio baudą. Vat, jeigu jūs netitiksit kažkokias sąlygas, kažką norėsit pakeisti ar įnešti pinigų, kai kurios kredito sutartyse parašyta, jeigu jūs darot pakeitimus ne palūkanų keitimosi dieną, bankas gali jums paskaičiuoti iki 3% baudą. Šeštas klausimas. Kaip sužinoti, kuris mokėjimo būdas, anuitetinis ar lininis, padės sutaupyti jūsų situacijai? Vien tik tas mokėjimo būdo pasirinkimas lininis anuitetinis, supraskit, kad kalbam panašiai, jeigu imkim tą 100 000 kreditą, tai jisai 15-20 tūkstančių klausimas. Jeigu neteisingai pasirenkat, permokat be reikalo 15-20 tūkstančių. Koks kredito sutarties terminas yra optimalus, taip? Kad mokėti mažiau palūkanų, jausti saugiai ir čia įsidėmėkit. Kredito laikotarpis yra pats svarbiausias dalykas, taip, į ką mes turime atkreipdėmėsi. Kartais galim padaryti klaidą tarp mokėjimo metodo, tarp euroliboro arba ten banko maržą didesnę, bet jeigu teisingai sudėliosit kredito laikotarpį, visada, žinokit, galit gauti pačius geriausius rezultatus.
Kokios veiksmingos dėrybos strategijos padės sumažinti baržą ir sudaryti kredito sąlygos, kurios atitinka mūsų poreikius ir tikslus? Labai dažnai iš tų 12 klausimų žmonės užduoda tik vieną klausimą, tai yra kaip gauti mažiausią banko maržą. Taip, matot, banko maržą įdėjau tik tai 8 punkte, kai tai yra netoks svarbus dalykas. Ne? Dėl to kiti tie metodai gali padėti jums daugiau sutaupyti palūkanų, bet irgi labai svarbu yra kredito strategija, kaip tą strategiją susidėlioti, kad tikrai mažiau permokėtumėm palūkanų, kaip išsirinkti banką, kuris pasiūlys mažiausias palūkanas ir geriausias kredito sąlygas. Čia dažniausia dilema, kai tau 3-4 bankai duoda panašiom sąlygom, taip, ir jau čia šitoj vietoj klausimas, o ką toliau žiūrėti. Tai yra, kredito sutartis susidaro iš specialiosios ir bendrosios dalies. Taip, tai reikia skaityti ir specialiai, ir bendrąją dalį ir tikrai pasižiūrėti apribojimus, nes jūs, kai pasirašysit kredito sutartį, praktiškai galima sakyti, jūsų gyvenimas pasikeis, taip, kai kažko tais nebegalėsit daryti, o jeigu taip darysit, gali bankas arba pakelti banko maržą, arba nutraukti kredito sutartį. 10. Kaip dažnai turėtumėte pasiderėti kredito sąlygas, tai yra dažnumu. Tai dabar labai gerai, kad Lietuvos bankas įvedė tą aiškumą, kad kas 2 metus galėsit nemokamai keisti bankus arba peržiūrėti sąlygas ir su savo banku pasiderėti, bet čia labai gerai, kad jūs jau žinosit, kad kas 2. Šiaip jau minimum tas yra 3-5 metai, nes tikrai mūsų gyvenime kas 3-5 metus sutinka, keičiasi darbovietė, kažkam gimsta vaikai, kažkas, nežinau, iš vis nebedirbat verslą, galbūt atidarėt ir taip toliau. Gerai, nes tai yra, kreditas yra kuo daugiau priežiūros, tuo daugiau sutaupot palūkanų. Gerai? Kaip tinkamai planuoti, kad kreditą grąžintumėt 2 greičiau ir bankui permokėtumėt 2 mažiau? Tai yra, aš visada rekomenduoju žmonėms, dar neturit kredito arba jeigu jau pasirašėt, pagalvokit apie tai. Tai pasidėliokit savo strategiją. Kaip padaryti taip, kad nepermokėtumėt bankų. Tai kaip padarytumėt, kad 2 greičiau tą kreditą grąžintumėt ir ta sutaupyta suma liktų jūsų šeimoje. Labai dažnai kažkodėl žmonės akcentuoja, gavau kreditą, viskas atsipalaidavau, gavau kreditą, moku ten pavyzdžiui 500 eurų ir viskas, ir laimingas. Bet kad tos 500 mokėdamas tu permokė vietoj 100 tūkstančių, ką tu pasiėmė 170 kartais ir daugiau, kažkaip žmonės to neužtvirtina, taip? Tai rekomenduoju žiūrėkit. Taip, ir svarbiausias dalykas, kaip pradėti saugiai investuoti, turint būsto kreditą. Nes gyvenime, kaip minėjau, jums niekas gyvenimas nesustoja su kreditu, vis tiek, jeigu norit anksčiau išeiti į pensiją, galbūt greičiau norit grąžinti kreditą, arba norit, kad jūsų vaikai tikrai lankytų puikias geras studijas, įgytų gerus išsilavinimus, sukurtų verslus, jums reikia išmokti dar turint kreditą ir investuoti, kad kuo greičiau išeitumėte į pensiją ir kuo greičiau grąžintumėte kreditą. Taip? Tai visi tie 12 klausimų, sausio 23 aš apie juos truputį plačiau pakalbėsiu, gerai, ir ten galėsim mes padiskutuoti, gerai? Ačiū labai, kad išklausėte, tikiuosi pasimatysim sausio 23. Registruokitės anketoje. Nepykite, jeigu kažkas galbūt nespėsit, nes pas mus ten yra ribotas skaičius, tai yra iki 100 žmonių, bet vis tiek visi gausit vaizdo įrašus, jeigu kas, gerai? Sėkmės!